Sveiki, esu Neringa, Etsy mentorė, Etsy klubo įkūrėja ir šiandieną noriu su jumis trumpai pasidalinti šiek tiek savo istoriją, nes bebendraudama su Etsy bendruomenė, interesantais, kaip vadinu, tie, kurie nori dar tik pradėti kelionę Etsyje, dažnai išgirstu, kad tai yra gana sudėtinga, kad reikia didelio pasiruošimo, investicijų, dabar tam neturiu laiko. O iš tikrųjų realybė yra šiek tiek kitokia. Gali būti ir tokia realybė, kada tikrai daromas stiprus pasiruošimas, komanda, investicijos, bet gali būti ir kita realybė. Mano jinai buvo visiškai kitokia ir aplink mane yra daug merginų, moterų pagrinde, nors ir vyrukai, ir vyrai taip pat daro Etsy verslus ir kreipiasi, bet daugiau moterų bendruomenė. Tai yra tokių atvejų ir jų dauguma, kada Etsy pradedamas daryti nuo mažai, po truputį. Ir kai tai ne verslas didžiulis ateina į Etsy ir atnešamas į Etsy, jau esamas, bet verslo užuomazgos, maži žingsneliai, tai yra, sakykime, hobiai, kuriuos moterys turi, dažniausiai tai kaip standartas motinystės atostogose pradeda kažką kurti, daryti arba tiesiog dirbdamos samdomą darbą jaučia, kad nori pokyčių, nori kažko kito, o moteris yra kūrėja, moteris yra tokia židinio ar net puoselėtoja ir dažnai moterims gimsta labai gražūs dalykai kūryboje, kaip, sakykime, mezginiai, nėriniai, tapyba, papuošalai, vaikų rūbai ir kitokie rūbai, ar ne? Vyrai dažniau kuria dizaino dalykus, pavyzdžiui, baldų, aksesuarų, kažkokius tai detalės, maketuoja, nors yra tikrai įvairių pavyzdžių, netgi ir vyrų mezgančių žinau ir labai sėkmingų Etsy platformoje. Tai ką noriu pasakyti, kad į Etsy galima žingsniuoti mažais žingsneliais, nedrąsiais žingsneliais. Mano istorija buvo tokia prieš daugiau negu 10 metų, ta standartinė istorija, kada aš laukiausi savo pirmojo sūnaus ir pradėjau megzti ir nerti. Megzti ir nerti aš jau mokiau mokykloje, bet tuomet tiesiog norėjausi kažką sukurti savo būsimam kūdikiui ir tiesiog aš primezgiau, prinėriau per daug, negu man pačiai reikėjo ir tuo metu gyvenau Anglijoje pas lietuvaičius, mes kartu nuomojo būstą ir ta kita moteris irgi laukėsi, irgi nėrė mezgė, tai mes kartu sugalvojom atsidaryti Etsy parduotuvę. Ir jinai savo, aš savo ir tiesiog tokia buvo mūsų pradžia. Tiesiog keldavau savo nertus gaminius, tada kėliau vintažo radinius, papuošalus pirkdavau, ieškodavau už centus, o dėdavau už 20-30 svarų ir parduodavau. Ir aš visiškai neturėjau žalio supratimo, ką aš darau. Mano mintyse, mano planuose nebuvo jokio verslo, tuo labiau nebuvo jokių minčių pasakoti apie tai ir mokinti. Aš tiesiog norėjau parduoti, ką aš sukuriu, ką aš randu ir taip papildomai užsidirbti. Ir tada viskas rutuliojosi pamažu. Gausėjo pardavimų, po truputį atradau vietas, ką aš mėgstu daryti labiau, tada sekė keletas pauzių, kada visiškai nedariau Etsy, tada sugalvoju kelti digital produktus, nėrimo instrukcijas ir gana neblogai sekėsi, bet vėl dariau pauzių ir tuo metu turėjau labai geras, sakykime, pasyvias pajamas, nes nieko nedarydama, aš vis tiek gaudavau pajamas iš Etsy už digital failus ir turėjau gana tokį banguotą tą kelią. Ir paskutiniai 2 metai, reikia sakyti, buvo labiau koncentruoti, labiau aiškus. Gal net 1, sakykime, stipresni tokie metai, kada aš supratau, ar tiesiog pajaučiau, kad noriu tą daryti rimčiau. Ir į savo parduotuvę pradėjau žiūrėti rimčiau, pradėjau keisti daug dalykų ir pradėjau rodyti tai Instagrame. Ir vat iš to atsirado tai, kad jūs randate mane, ieškote, klausite, prašote patarimų, prašote pagalbos ir tiesiog viskas rutuliosi tai, kad pradėjau ir mokyti, kaip daryti Etsy verslą, kaip kurti sėkmingas parduotuves, kaip viską daryti nuo pradžių. Ir taip pat visai paskutiniu metu, visai neseniai, aš pradėjau aktyvuoti savo seną parduotuvę, kuri buvo, jeigu neklystu, neaktyvi dabar jau 4 metus. Ir norėjau tokį kaip ir eksperimentą padaryti, nes dažnai ateina klientai, kurie turi parduotuves ir sako, aš susikūriau prieš 2-5 metus, ar man dabar tą parduotuvę tęsti, ar daryti naują. Tai aš norėjau paeksperimentuoti, kaip
atgytų ta senoji parduotuvė, nu ir žinokit, tikrai neblogai sekasi. Per mėnesį laiko, jeigu neklystu, 9 pardavimai, kas tikrai man buvo staigmena, nes labai matau daug pavyzdžių, kada mėnesį laiko ir nuliai būna pas klientus. Tai tiesiog aš matau, kad parduotuvė atgyja ir įsibėgėja. Žinoma, įdirbis reikalingas, Etsy algoritmas, kaip žinia, yra toks, kuris turi suprasti, kas vyksta jūsų parduotuvėje ir jūsų listinguose, koks yra produktas ir kam jį parodyti. Tai apie tai tikriausiai padarysiu kitą video, papasakosiu daugiau ir kalbu ir savo Instagramo paskyroje, ir Etsy klube. Bet esmė yra aktyvumas, ar ne? Tai aš manau, kad mano eksperimentas yra sėkmingas ir toliau jį vykdysiu ir tikrai pasidalinsiu, kaip sekasi toliau, nes tie 9 pardavimai, na, jie nėra šiaip džiuginantys verslo prasme, jeigu tai būtų visada, bet kai yra nauja pradžia ir kad matau, kad parduotuvė atsigauna, tai aš tikrai labai dėl to džiaugiuosi. O kita parduotuvė irgi sėkmingai juda pirmyn, nors labai daug dėmesio skiriu klientams, jums. Ir apie ką noriu dabar papasakoti, tai būtent apie jūs, apie pagalbą jums, apie Etsy bendruomenę. Ir būtent šiuo tikslu sukūriau Etsy klubą, kuris startavo rugpjūčio 1 dieną. Ir šiuo metu Etsy klube jau yra virš 80 žmonių, kurie dalinasi savo patirtimis, užduoda man klausimus, aš juos atsakinėju. Ten keliu taip pat papildomus pagalbinius video, mokymus ruošiu. Ir klube taip pat bus parduotuvių analizės jau nuo šio mėnesio, kada aš paimsiu vieną iš klubo narių parduotuvę ir išanalizuosiu, žinoma, su sutikimu, išanalizuosiu tokį kaip parduotuvių vadinami auditai. Ir visi klubo nariai galės pasižiūrėti ir įsivertinti ir savo parduotuvės. Aha, toje vietoje aš gerai darau, toje vietoje gerai darau, gal čia iš vis kažko nesu padaręs ir panašiai. Taip pat turėsime pardavimų mainus naujokams, kurie yra Etsyje naujokai ir neturi pardavimų, nes Etsy veikia taip, kad jeigu turite pardavimų ir gerų atsiliepimų, tai jūs rodys daugiau. Bet pradžioje toks paradoksas, ar ne, kad nėra tų pardavimų. Kaip gauti pirmuosius pardavimus, tai organizuosime pardavimų mainus, padėsime vieni kitiems ir toliau taip pat turėsime ir gyvus susitikimus, pabendravimus Etsy temomis. Ir taip pat klausimų atsakymų sesijos ir nauji video pagalbiniai mokomieji kiekvieną mėnesį. Tai noriu labai pakviesti jūs visų pirma prenumeruoti šį mano kanalą, kuris yra visiškai pirmuosiuose baby steps žingsniuose ir būsiu jums už tai dėkinga, jeigu paspausite ir patinka ženkliuką, tai padėdami ir kitiems pamatyti šitą video ir atrasti Etsy temą. Ir taip pat kviečiu prisijungti į Etsy klubą. Visos nuorodas rasite šio video aprašyme, įkeliu prisijungimą į Etsy klubą, taip pat į savo ir Etsy klubo Instagramą. Na ir tikiuosi, greitai pasimatysime ten. Iki!